Sveiki atvykę į Tikros Rytos kanalą. Dar kartą ačiū visiems, kurie žiūrit. Tikiuosi seriją išžiūrėsit iki galo. Ir taisom klaidas, kurias darėm praeitose serijose. Montuotas davė p***o, tai pabandysim pasitaisyti. Šiek tiek įvesiu jūs į visą tą projektų eigą. Turime 2 kabančius projektus ir 3, kuris prisijungia šitoj serijai. Ta pamatysite vėliau. Kem 6 klyjuojasi plevele. Passatas klyjuojasi lyveriu, pasidarė kėbulas, taip pat žeminsis ten ir taip toliau ir panašiai, išmetimai visą kitą ir taip toliau, bet viską pamatysit, tikiuosi, kad jau šitoj serijoje, nežinau, kaip vyks greitai procesai. Iš parduodamų mašinų, ką mes dar turim? Turim 91 universalą juodą, tai jeigu domina mašinos, rašot į Instagramą, Instagramas yra apačioj, yra dar Opel Vectra, juoda Vectra dar yra, gal irgi dar neparsiduos per šitą savaitę. Ir iš esmės daugiau mašinų kaip ir neturim. Parsidavė, už kadro parsidavė Džornis, išvažiavo į Ukrainą, ačiū Ukrainai. Džornio jau nebėra, išvažiavo Signumas. Tai vat, o dabar įvesiu aš jūs į dar vieną ateinantį projektą. Pabandysiu kiek įmanoma trumpiau, nes daug užsikalbu, tai manęs daug nukarpyti reikia, bet ar esat girdėję apie tokį dalyką kaip dizelis su dujom? Esat girdėję? Manau, kad didžioji dalis tikrai nebūsit girdėję apie tai. Aš tokią mašiną turėjau, savo laiku prieš 7-8 metus turėjau slyvą dizelinę su dujom. Taip, dizelis su dujom. Tai nusprendžiau šitą visą iliuziją ir klausimus visus išsklaidyti ir visus klausimus atsakyti ir parodyti viską vizualiai. Tam tikslui nupirkau šitą šiukšlę. Aš nežinau, ką aš darau su savo gyvenimu ir su savo pinigais, bet jie spaudžia kišenę. Susipažinkit, čia yra E46 3 litrai dizelis. Didesnės šiukšlės kem 6 turbūt senai jau nesu matęs. Pagrindinis dalykas yra techninė apžiūra iki gruodžio mėnesio. Pabandysim startanioti mechaninę greičių dėžę. Nu, ko tu gali tikėtis iš 3 litrų dizelio? Kad jisai užsives ir važiuos. Šitos šiukšlės likimas yra toksai. Pamatuojam, kaip jinai važiuoja dabar. Tai kad nebūtų tik sausas kalbas, įsinuomosim dragį, pamatuosim, kiek jinai renka nuo 0 iki 100 dabar. Jeigu pavyks, negaliu pažadėti, bet jeigu pavyks, nuvarysim, prasuksim ją ant stendo, pasižiūrėsim, kiek jinai kilovatų turi dabar, nes kiek supratau, jinai yra čipuota. Tada kraunam į ją dujas, pareguliuojam kiek įmanoma ir matuojam nuo 0 iki 100 vėl. Ir jeigu pavyks ir jeigu nesusprogdinsim motorą anksčiau laiko, suksim ant stendo dar. Ir jeigu surinksiu nemažai komentarų, daug laikų, tai suksim ant stendo tol, kol sprogs motoras. Suksim dujas tol, kol išsitaškys variklis. O taip tikrai bus, nes aš 3 variklius tai palaidojau. Turim tokį kem 6, daug ką pasakot nėra. Iš tikrųjų, mums reikalingas tik tai testam, dujom ir tiek. Nupirkęs pamačiau, kad ratas galinis išgriuvęs, tai užsuksim pas medus, pakelsim, pažiūrėsim, gal reikia šakę pakeisti. Supuvęs baisiai, salone turim tokius reikalus. Jeigu kam reikia, beje, yra geras emkinis vairas, ta prasme, nu tikrai gražus vairas, su nenutrintom knopkiam, su nenutrintom apdailom labai. Ne, normaliom tikrai. Androidas gana nesenas, atrodo. Ta pasižiūrėsim, koks tai čia yra. Ai, žodžiu, nesuprantu čia ir neįdomu. Toliau, turim modinį saloną. Jisai tokios būklės, nu kaip matot, bet rekaras ir jau šiuo metu yra retesnis. Jeigu kam reikia to vairo, reikia Androido arba reikia salono, gali siūlyti keitimus į savo su priemoka ir aš tikrai perleisiu, nes šitos mašinos likimas mano aiškus. Jeigu komentuosit, rašysit laikus, tai sprogdinsim motorą, o su motoru sprogus jam niekam nereikės paprasčiausiai, tai varysim į metalą. Ir su gerom detalėm juk netiduosi. Tai gal kažkiek pavyks susigrąžinti pinigų. Leidžiam pinigus, kad edukuoti jūs, kaip sakant. Dabar leisiu dar ir ilsiukus Instagram'e, tai gali žiūrėti, jie išeis anksčiau negu serija, todėl matysit, kaip vyksta procesas šitokiam 6. O dabar bandom važiuoti testuoti, pažiūrėti, ar velia ratus ant asfalto. Tepalos slėgis, kad mirksi, nėra labai gerai. Turim tepalos slėgio lemputę. Čia tepalo gal mažai. Gerai, žiūrim, ką jinai čia gali. Toli nuvažiavom. Tepalos spaudimas dega. Saliarka pučia kažkur. Normaliai čia yra. Smirda saliarka, pučia, čia visur saliarka turbūt, bet nebaisi. Bet rūksta net. Nežinau. Daug gerų žodžių čia aš apie ją nepasakysiu, bet važiuoja smagiai iš tikrųjų, traukia gerai. Įdomu, kaip ant dujų važiuos. Gerai, šiaip iš tikrųjų, kodėl galvojat, net neužvedžiu ant temos, kaip manot, kodėl tos dujas reikia iš vis dėti ir kokia iš jų nauda yra. Tai pirma, ekonominis važiavimas. Apie metanolio sistemą jaučiu, kad esat girdėję. Tai čia yra panašiai, bet cheap version. Šlanginė dujų įranga, kuri kainuoja iki 50 €. Dujų iš artimiausios dujinės, tiesiai į šlangą, bamt ir varai. Nu, čia papasakau labai greit, parodysiu, kaip tai pasidarys. Jau dujų įrangą irgi susiradau ir norėjau šitą mitą sugriauti, nes daug kas sako, tai neįmanoma, dizelis su dujom nevažiuoja. Važiuoja.
nevažiuoja vieną dują, važiuoja su mišiniu, duja su dizeliu kartu. Ir turėjau slyvą, kuri traukė labai gerai su visu to mišiniu. Tai vat pažiūrėt, kokia tai nauda. Su kuro sąnaudų tikriausiai neišmatuosim, nes čia su jie gatvėse važinėtis, nu, nelegaliai iš esmės, sutieku su viskuo, bet aš nenoriu su jie čia trankytis po miestą, nes žmonių akį traukia labiau negu Lamborghinis, nes viskas nuo jos krenta tiesiog. Gabalais byra detalės nuo mašinos. Tai va tokį šiukšlę, įgyvensim projektą, parodysim kokie pliusai, kokie minusai ir parodysim, kaip jūs patys galite tai pasidaryti namie. Tai va, jeigu įdomu, norit pigiai gauti galios, žiūrėkit kanalą ir pamatysit, kas iš to šiukšlės bus. 3 eurų. O tu neturėtum tiesus būti? Aš samarėzu. Ir sukintuvą. Pabrango mašiną iš karto. Žiūrėkit, turim diskatorių išmenamą. Oi, ne, žiūrėk, šį filtras. 3 litrą dizelio toks mažiukas, netikiu. Na, nu jo, bemsis, va, EKM 6, 3,9, 3 litrą dizelis. 3,2, 3,3, gerai. Tikrai mes jį panaudosim, nes būtinai pakeisim tepalus temperatūrinis. Oil pressure switch. Va dėl ko turim tepalą slėgį turbūt. Aš manau, kad tai mes tiesiog ignoruosim tą lemputę, užklijuosim ir viskas. Nes variklis tai dirba pakenčiamai. Gerai, dedam spoilerį. Reikės biškį čia sidabrinių dažų, ją padaryti šiek tiek gražesnė. Nu, šiek tiek, kad ne taip gėda būtų gatvėje važiuoti. Nors šiaip labai gėda. Lauk, reikia patmeruoti. Primatuot normaliai. Suk. Ne į pirštą, bet gerai. Iškart į pirštą vos ne. Kągi, rankos dreba, bijai kamerų? Nesneruok. O tai ilgesnių neberadai? Gerai, prisisakau. Ieškom dujų, prisukam slenkščius. Va, samarėzų, ilgų reikia čia. Prisukt, biškį. Yra prie ko prisukti. Eo! Oh my god. Čia makrofleksas. Izoliacinės putos. Matot, ką mes padarom, kad tik tai patraukti jūsų dėmesį. Nupirki va tokį va kevalą, kurį aš nežinau, ką su juo po to daryti. Neįsivaizduoju. Jeigu variklis užlinks, tai turėsiu didelį popieriaus spaustuką sunkų ir brangų. Nieko nedaro, duodė varžtai, tiesiog visą kėbulą subadė gaisūrį. Taigi reikia normalių samarėzų, karalų. Kaip senais gerais laikais išlipė, smirdi prakaitu ir saliarka. Jos vienintelis likimas, jeigu variklis kažkokiu būdu atlaikys, tai žiemą kažkur tai šerti. Iki gruodžio mėnesio tiekas, bet po gruodžio mėnesio galima dar vieną nesąmonę padaryti. Ir gauti dar mėnesį laiko šitam gražuoliui užsibaigti. Turime tokį įdomesnį užsiėmimą šiandien. Paprašė manęs viena sekėja surasti mašiną. Tai jau kelintą dieną aš čia vartinėjau skelbimus, žiūrinėjau, ką čia padaraus galima nupirkti, nori BMW. Tai kelis variantus prasižiūrėjau, bet per nuotraukas aš jas net atmečiau, kurie ten atrodė kaip ir neblogi, tol kol neįsigilinau normaliai prisėdęs į nuotraukas. Tai vat radau Vilniuje vieną tokį bombinį, 2 litrai automatas. Pagrindiniai kriterijai yra 2 litrai automatas universalas. Ir kad aišku, telikas būtų, ten padelių laikikliai, šildomos sėdynės, taip toliau. Nu, kad kuo pilnesnis už geresnę kainą ir geresnę stovį. Tai varau žiūrėti tokį bombinį šiek tiek, nes yra M-pakas, automatas, yra oda, yra cupholderiai ir taip toliau ir panašiai, ir telikas su cicu, su komboksu, su bluetoothu ir taip toliau. Labai geros komplektacijos, rašo be rūdžių, pačipuotas, kas nebūtinai yra pliusas, bet žiūrėsim, koks tas mašinos stovis, ta prasme, kaip ten dar variklis nepibėgęs, dar kažką, bet iš esmės yra taip. Paprašė surasti, tai pabandysim surasti tą mašiną, kadangi dar plius yra ir Vilniuje. Tai sakau, nuvažiuosiu, pasižiūrėsiu gyvai ir įsivertinsiu. Mes prieš važiuodami pirkti automobilį pasitikrinom į prieš Car Vertical. Ta rekomenduoju ir jums, nuolaidos kodas Sarūnas, gauna 20% nuolaidą savo ataskaitai. Ir žiūrim, kokią mes ataskaitą čia turim. Turime 320, 27 metai, su rida yra viskas tvarkoj. 327 tūkstančiai, kaip ir viskas priklauso. Finansinė, teisinė, registracinė būsena yra gera. Žala, kas mums įdomu, yra žala, galas. Ok, atkreipsim dėmesį į galą. Kaip ir kažkokių tai trikdžių, problemų stiprių aš čia nematau. Tai važiuojam, žiūrim. Ir jau ką rasim, tą rasim. Papasakosim vietoj. Pasitikrinkit ir jūs. Važiuoja gražuolis. Tas ten nuvažiavo. Papasakosiu trumpai. Parodysiu rytoj jau nupirktą variantą. Taip, mes jį perkam. Nebloga, tikrai nebloga mašina. Kelios paviršinės rudelės, keli taškiukai yra, bet tai yra 2008 metų mašina.
nepamirškim to. Pakalbėjau su klientė, sako, nu taip, jai prilipo, jai reikalinga komplektacija, kad būtų faina, ten yra komboksas, žodžiu, viskas, ko reikia yra. To, ko jinai norėjo, yra. Yra tamsios sėdynės, kondiškė, šildomos sėdynės, parkai prieki gale, kurie veikia, ksenonai, kurie veikia, tai šviečia gerai. Radau kelis defektėlius, biškį paderinom kainą, kosmoso ten nenusileido, dar prideda žeminių ratų komplektą. Grandinės keitės, 5 metus turi, tas pasitvirtina, viskas kaip ir ok. Pašnekėjau su savininkė, rytoj pati atvažiuoja ir pasimsiu aš ją aptvarkyti tos defektėlius, kuriuos aš radau. Tai yra, reikia perlakoti žibintą priekinį vieną kairės pusės, tai išimsiu žibintą, nuvešiu Erikui, kad užlakuotų, pats paruošiu tikriausiai. Tada reikia pakeisti tepalus, nes sakė rudenį keisti, bet, nu, pats žinot, geriausia nupirkti mašiną šviežiai, pasikeisti tepalus ir pakeisti priekinius stabdžių diskus. Todėl, kad jau, nu, šiek tiek vibracijos yra, jau muša, jau matosi iš parodymų, kad jie turėtų mušti, nes jinai daugiau stovi negu važiuoja, sakė paskutiniu metu, gavo darbinę bičiukas ir sako, nu, taip yra. Tai palikom avansą, rytoj važiuojam pildytis dokumentizmo ir parodysiu, ką mes nupirkom ir kas jos laukia. Lipu ne į savo mašiną, kur aš lipu. Aš ne šitą atvažiavau, aš su to atvažiavau. Jeigu norit, galite nupirkti irgi. 2300 eurų ir jūsų automobilis. Mes tą nupirkom už 5,7, beje. 5,7. Čia 2300. Pagalvokit, gal jums navarotų nereikia, čia jų nėra. Tik juodas lubas yra ir kondiškė, sąlyginai veikianti. Išlydim BMW į sekančią kelionę. Fun fact, šitas automobilis išvažiavo į mano gimtinę, ten, kur aš užaugau, parašė man pažįstamas, su juo kažkada automobiliais irgi užsiėmiau, pardavinėjau ten tam krašte. Tai parašė ir ieškau draugiai vienai ten mašinos. Sakau, yra 91, kaip ir viskas tvarkoja, tvarkingas, techninė apžiūra, kiek buvo defektėlių yra, bet tikrai ne tiek, kiek tam prieš tai buvusiam. Atvažiavo, pravažiavo, paderino kainą ir išvažiavo. 91 išvažiavo už 2000 eurų. Atidėjom draugišką kainą, atsisveikinom. O dabar važiuojam žiūrėti dar vieną 91. Hibridė, kaip ir žadėjau, nupirkom tą 91 klientį ir yra keli dalykai, kuriuos reikėtų padaryti. Kaip ir sakiau, tai yra žibintas. Pirmą parasojas, radau dėl ko parasoja, tai tą padarysim. Ir reikia nulakuoti stiklą vieną, nes kitas yra idealus, tai šį populiarau, viskas ten gražu švaru. Prieš ūkinį, aišku, pasinešę prie to pačio nulakuosim ir paprašysiu Eriko, kad nudažytų šitus dangtelius. Galima nupirkti kitus, bet, nu, yra. Tiesiog nupusim juodai, nulakuosim ir bus ledas. Tai va, BMS'o dar nerodžiau, nes dabar irgi pasislėpęs po bagažinės dangčių, nes lyja jau antrą dieną. Tai kai tik tai nustos lyt, parodysiu, ką mes ten nupirkom ir ką jai padarėm, kad būtų iki pilnos laimės. Klausėt po praeitą seriją, kaip gauti jo kontaktą. Hebra, rašykit geriausia į Instagramą, kas turit. Aš sakiau, kad Erikas atrašytų jūsų komentarą pats, kaip su juo susisiekti. Bet mačiau, kad jis vis dar neatrašė, tai dabar nueisiu, priminsiu čia. Biškiai apstojo lytį, galima parodyti, ką mes čia esame nupirkę. Nupirkom 320i su labai geros būklės kėbulu, be rūdžių. Durų apačios, viskas. Ledas. Žodžiu, tikrai labai gero stovė bomba. Jau kiek aš apžiūrėjęs 90-ųjų, tai tokią dar kol kas nemačiau, ypač už tokią kainą. Jisai mums kainavo 1200 eurų ir dabar sumąstėm tokią vieną nesąmonėlį. Parodysiu kodėl. Matot, ratukai R16 su baisiai arkliniam padangom. Užmojam kitus ratus, jūs. Visai kitas vaizdas mašinos. Tai pirma priežastis, tai yra 22555. Neįsivaizduoju, kad sugalvot tokios padangos užmaut ant trečiuko, nes yra stipriai per aukštos. Ir priekinės labai apgaulingai atrodo taip. Pasak pardavėjo, nėra suvedimo. Tai ant padangų tai stipriai matosi ir šiaip vaira tampa. Dega BS'o klaidos ir bego klaida. Nežinau, kodėl dar aiškinsimės, bet pirmą tai reikia nuvaryti suvedimą, kad nesipjautų ratai vien su kitu, nes kovoja už gyvybę vienas su kitu ratas. O šiaip komplektacija nieko stebuklo nėra. Tiksliau visiškai praktiškai nieko nėra. Klima, kondiškė dėja neveikia, turbūt tuščia. Originalus magiukas, paprastas visiškai vairas. Nu, vat, kad automatas. Daugiau nieko kaip ir nėra, iš esmės. Geri ratukai, geras kėbulas, techninė apžiūra 1,5 metų, sėdi ir važiuoja. Tai va, tokie vat projektukai, 9 po 9 ir iki 1 milijono. Nu ką, žibintas paimtas, dangteliai paimti, nudažyti, priešūkiniai paimta, nudažyta. Dar paėmiau suportam dažų, kadangi buvo su klientė sutarta, kad pakeisiu stabdžių diskus, nes priekiniai stabdžių diskai padylė, jau šiek tiek muša ir kad nereikėtų kažkur į servizą ten įvaryti nusipirkus, pasiėmus tą mašiną, tai sutarėm taip, kad aš pakeisiu diskus, bet kadangi diskus jau keičiu, mačiau, kad suportai yra originalios spalvos, o mašina tokia gana bombinė, sakykim taip, piktai atrodanti, tai pasiūliau, sakau, galiu suportus nudažyti prie to pačio, kadangi jau lendu.
pasikelsiu ir galą priekį ir nušveitęs nudažysiu. Sako, būtų labai gerai, kaip tik galvojau, kad reikės tą pasidaryti. Tai va, kad nereikėtų lyst. Paimsiu ir padarysiu. Dabar važiuojam į vietą, nusivešiu, surinksiu žibintą, užsandarinsiu dangtelį vieną, nes per jį skylė išgręžta, turbūt ledas kažkoks buvo dėtas su papildomu aušintuvu ir išgręžta skylė ir jinai tiesiog ten palikta. Daugiau kaip ir pro niekur neradau, kur galėtų leisti. Dabar kameroje jisai išdžiuvo, nes buvo parasojęs. Visiškai idealus nesigavo, ten tokie mikros įtrūkimai tam tikrose vietose yra, bet kitas variantas nebent keisti stiklą. Bet šito mes nedarysim, kitas irgi labai geros būklės, tai žodžiu, kitą prapoliravau ir matysim, kas gaunasi. Važiuoju, viską surenku, pakeičiu diskus, papoliruoju ten kelias vietas automobilį, mačiau, kad yra ten dažytas sparnas buvo galinis kažkada ir išlindęs perichodas. Tai yra normali praktika, ta prasme, nuo saulės išlenda po kažkiek laiko tas perėjimas ant stoikės, tai va tą stoikę supoliruoti. Žodžiu, bendrai praseit, pasižiūrėti, kur ką reikia papoliruoti, viską surinkti, užsandaryti žibintą, viską sudėti vietas. Ir vat aš dabar važiuoju su nauju pirkinuku, tuo 2-litriniu benzinu su dujom. Testuojuosi vat antrą dieną. Ką pastebėjau, kad suvedimo visiškai nėra, dėl to priekinės padangos sugriaužtas buvo tas žeminės, kur, nežinau, kas jis sudėjo, bet kažkokia nesąmonė. Tai 3 valandą yra užrašytas suvedimas, nuvažiuoju, padarau, palieku suvedimą ir einu prie to bemso, nes šiandien yra ketvirtadienis. O aš savaitgalį tą mašiną noriu jau atiduoti, per šiandien turiu suspėti pasidaryti dalykus. Rytoj penktadienis jau yra ir kitų darbų prigalvoti. O taip po biškį judam. Iš esmės šitos paslaugos kaip ir neteikiau ir niekam nesiūliau, surast nupirkti mašiną, bet paprašė ir kažkaip tiesiog tuo metu turėjau biškį daugiau laisvo laiko, sakau, gerai, galiu pasižiūrėti. Tai pažiūrėsim, ar klientė patenkinta, jeigu patenkinta, tai jeigu ir jūs ieškot mašinos ar motociklą iš tikrųjų, galiu padėti surasti. Jeigu kažkas su juo negerai, jeigu, pavyzdžiui, perka daužtą, galiu sureguliuoti, kur ką padaryti. Daug ką pats darau. Tas, aišku, pigiau ir kainuoja faktas. Tokie reikalai, tokie darbai. Važiuojam, žiūrim, kas mūsų laukia toliau. Jeigu kažką įdomaus labai rasiu, gal biškį darbų pafilmuosiu, kaip surinkinėju bemsą. Nes bus bombinis, gražus, muzika groja, juodas. Viskas ledas. Tikiuosi, rezultatas tenkins. Trumpas update'as, savaitgalis, žodžiu, darbų padaryta nemažai. Matėt 91 jodą, kurį nupirkau klientį, sekėjai. Norėjo 91 su tam tikrais kriterijais. Jodas, empako, kad būtų koža, muzika gera ir taip toliau ir panašiai. Dabar išplautas jisai padaryta, viskas padaryta taip, kaip norėjo. Porą dalykų yra, ką reikėjo padaryti. Tai pakeisti priekinius stabdžius, nes jie jau buvo pasidėvėję stipriai, sakykime, tokie jau nebegražūs. Šitie dar iki galo nepristrinė, bet trinasi gražiai. Nudažyti geltonai suportus, tiek priekį, tiek galą. Tas yra padaryta. Nuvaryti išplaut. Ai va dar, dangtelį buvo labai pilki, baisus. Dabar blizgantis ir gražus. Taip pat žibintas. Šitas buvo geltonas ir baisus, yra nulakuotas. Priešrūkiniai žibintai taip pat buvo geltoni, pageltę. Jie irgi yra nušveisti, nulakuoti. Žodžiu, viskas padaryta kaip ir norėjo. Dabar, aišku, mašina yra išsiurbta, išplauta, bet pastovėjo kelias dienas, paukščiai apšiko, lyjo, plus baisus oras buvo visą savaitę, tai jinai tokia purvina, bet prieš atiduodant nuvarysiu, dar kartą nuplausiu. Tai va toks variantas gavosi. Užsiėmiau tokią avantūrą, sakykime, niekada taip nedarydavau. Neimdavau klientų mašinų nupirkti, tvarkyti, bet galvoju, kodėl negalima pabandyti kažką naujo. Ir kaip sugalvojau pabandyti, atsirado dar vienas pasiūlymas. Sekėjas vienas rašo. Sako, nupirkau mašiną, norėčiau apsitvarkyti. Sako, nupirkau su keliais defektais, pats išvažiuoju į Vokietiją, ten mėnesį ar 2 nebūsiu, noriu palikti pas tave, kad sužiūrėtum, kas ten yra. Tai bus F31, šiandien atvažiavęs parodyti, ką ten reikėtų padaryti. Kai paimsiu tą mašiną parodysiu, bet buvo trumpam užžiūrėjęs parodyti, tai labai šustros komplektacijos su distroniku, kuris neveikia, beje, tai tą reikia padaryti. Su liftais, su labai šustra ten aparatūra, su salonu, su asistais, vibrovairu, M-paketu ir taip toliau ir panašiai. Ir žodžiu, viskas yra. Viskas yra, ko gali reikėti, labai dailus, su ledais ir taip toliau ir panašiai. Yra ten porą defektų. Centrinis neveikia, vairuot keleivio durys neatsirakina, neužsirakina iš viso, tai spiną turbūt reikia pakeisti. Ir distronikas neveikia, dėl distroniko neveikia faktas ir autopilotas. Tai aš nusiskaičiau klaidas, radau ten porą klaidų ir bandysim tvarkyti. Bet, aišku, viską parodysiu daugiau, kai jau mašiną turėsiu prie savęs, o dabar parodysiu tai, kas gavosi šito BMW. E91 atiduotas klientei, važinėja jau Klaipėdoj. Tikiuosi, su juo viskas gerai. Darbai, kurie buvo numatyti, yra padaryti.
Atvažiavo, pasižiūrėjo, mašina gražiai, užsirašė, man atrodo, poliravimą, neklystu, ratus kažkokius surado. Nu, iš esmės, tai nieko nekeičia, visiškai mano darbas yra atliktas. Tikiuosi patenkintas, sakė, kaip ir viskas gerai. Jeigu kažkas iškils kažkokių problemų, sakau, skambink, žiūrėsim, jeigu kažką reiks tvarkyti ar kažkoks sprendimus ieškosim, bet šiaip tai kažkaip nieko labai neišlindo. Tai va, dabar turim kitą variantą, ne mano, kaip ir žadėjau, F31. Dabar aš su juo važiuoju, testuojuosi biškį, važiuoju iki techninės apžiūros. Techninė apžiūra galioja iki rugsėjo mėnesio, bet bičiukas išvarė į Vokietiją ir nori, kad ta mašina būtų pilnai tvarkinga, kad jis galėtų sėsti ją važiuoti ir nesugalvos nei dėl techninės apžiūros, nei dėl kažkokių gedimų. Turi porą problemėlių. Centrinis neveikia. Centrinis nerakina nei vienų durų. Tiesiog atrakina, tiksliau net netrakina, užrakina vairuotojo duris. O keleivio spina net neužsispaudžia. Pirmą galvojau, žiūrėsiu saugiklius, nes yra, žinau, šitam F serijoje yra paslėptų saugiklių, kurie atsakingi už centrinį. Bet ta spina, jinai tiesiog neatsirakina, neusirakina, nereaguoja visiškai. Susiradau spiną, po techninės apžiūros važiuosiu, paimsiu spiną, įsiardysiu duris, pakeisiu spiną, žiūrėsiu, kaip elgėsi sistema toliau, nes gali būti, kad užsigliučinus. Aišku, dar ir kompą pajungsiu, pažiūrėti, tiksliau pasigilinti. Centrinis vienas dalykas, antras dalykas, distronikas neveikia. Dėl distroniko su jais būna problemų, pats distronikas yra labai brangus, kiek žinau, ir F30 tai gana retas reikalas, galiu pasakyti, nėra ten jau baziniai komplektacijai tokių žaislų. Nes čia sukomplektuota tai 3 kameros, ten Harman Kardonas ir taip toliau ir panašiai, head-upai ir M-pakas ir taip toliau ir panašiai, aš tą parodysiu tą mašiną. Pirmas dalykas, tai su klientu šnekėjau, jis sakė, žiūri mano serijas ir jisai nori, kad šitą mašiną būtų video, tai aš ją parodysiu, jisai nieko neslepia. Man dar yra paprašiau, kai žmogus mato, kas yra atliekamas automobiliu, tai aš pabandysiu tau užfiksuoti ir jums parodyti. Visiems. Taip pat ir tau, kuris tą mašiną palikai. Šių žmonėm, kurie manim pasitikė, kad nebijo palikti tokios vertės automobilio pas mane, jisai niekur neding. Stengsiuosi pasidaryti kiek įmanoma greičiau, ką galiu pasidaryti pats, spiną pakeisiu pats. Su distroniku diagnostika pajungsim, galbūt OBD11 dar pabandysim pasižiūrėti, kokias klaidas meta. Su distroniku spręsiu tikriausiai ne pats, nebent jį reikės tiesiog pakeisti, gal nuvažiuosiu, nupirksiu veikiantį, pabandysim sudėti, jį tikriausiai kalibruoti reikia, nežinau, tiesą sakant, dar stipriai nesigilinau, bet dar netokias problemas esame sprendę, tai manau tikrai surasim sprendimo būdą. O dabar varom į techą ir pažiūrėsim, ką suras, nes šiaip tai mašina važiuoja tvarkingai, dūmo nemeta, katalizatoriai vietoje, lempa veikia, rankiniai viskas veikia, turėtų būti viskas kaip ir galbūt gerai, nebent kokią smulkmenėlę ras, tai dasidės prie darbų sąrašiuko, bet tikiuosi, kad to neprireiks. Varom į techą ir stovėsim gyvo eiliai. Trumpas toksai lifehackėlis. Jeigu nori techninę apžiūrą atvaryti be eilių, tai varot prieš 7 ryto. O dabar yra po pietų, nes tokį laiką tik galėjau paimti mašiną žmogaus. Ir stovėsiu eiliai kokių porą valandų, aš manau. Nu jo, eilutė nuo kelio, kaip visą laiką, tai čia yra 2 valandos, manau, ne mažiau. Iš dalies suprantu žmonės, kurie nenori patys varyti. Arba registruojasi iš anksto, arba yra į gyvą eilę ir stovi va taip pusę dienos techninėje apžiūroje. Planas numeris 2 arba B. Kitaip sakant, nelauksiu aš eiliai, nusprendžiau, kad nešvaistysiu taip brangaus laiko, kurio yra nedaug. Važiuoju, paimu spiną, važiuoju į garažą, keičiu spiną, pajungsim diagnostiką, pažiūrėsim, ką dar papildomai klaidų meta. Galbūt jis įspręs su centriniu reikalas. Ir rytoj ryte, anksti ryte, iš pačio ryto prieš 7 jau būsiu techninė apžiūroj ir tai bus tiesiog paprasčiausiai greičiau. Antras dalykas, gale pajaučiau, blogesnių biškių keliu pavažiavau, pajaučiau, kad gale kažkas dešiniai pusėje bilda. Tai techninė apžiūroj tikriausiai tą ras. Jeigu ras, tvarkysim. Jeigu neras kažkokiu būdu, kas irgi įmanoma, žmonės dirba ir ten, reikės žiūrėti pačiam ir kažką pakeisti, nes kažkas bilda. Toks kaip stabilkės garsas, bet sunku pasakyti, reikia pasikelt mašiną, bet galiniam dešiniam rate kažkas bilda. Žodžiu, taip neturi būti. Pagal viską kaip ir užstrigus. Nudėtinam situaciją. Taip, spiną pakeitėm, užsirakina, atsirakina, bet nuo pulto vis tiek neveikia. Pratikrinau saugiklius priekis, saugiklius gale, nebuvo blogų. Ir ten saugikliai, kur yra patys blogiausi ir ne visi žino, kad ten yra. Įlindau ir radau sudegusi, pagal schemą rašo, kad turi būti 20, o įdėtas jau buvo 15. Tai jau ten kažkas lindo, pažiūrėsim ar nesudegins. Viso, durys rakinasi, atsirakina, viskas čia ledas. Paėmiau parktroniką,
pilkas, bet reikės nudažyti, nes balto neturėjo. Priekiai centrinis kairys neveikia. Kalbėjau čia šrotė, Hebra yra darę, sako, dažniausiai laidai būna. Sako, distronikas, jeigu nedaužytos mašinas, nesudaužytas, tai sako, turi veikti iš esmės. Pažiūrėsim, ar tai tiesa. Tai imsim bamperį, tuo pačiu pakeisim parką ir pasižiūrėm dėl distroniko. Bet dabar man techninė apžiūra. Aš jau užtrukau 2 valandas, tai dar valandą su viršum turiu. Taip drąsiai spėsiu, dar gal papietaut nulėksiu kažkur. Reikalas tas. Atrodo viskas čia paprastai. Durų apšifkę nuimti yra dabar jau, kai žinai, kur varžtai, kaip kas nusiema 5 minutės. Darysime visiškai paprasta. Pirmą kartą užtruko ilgiau, bet čia normalu. Bet, kai visą laiką nebūna mašinų be bairių. 2 varžtai laiko apšifkės rankieną prie durų. Suki, pukšt prasisuko plasmasė, įkrito į vidų viskas. Vėl lupi lauk. Na, jau iššota. Gerai, kad prie iššoto buvau. Davė tą fiksatoriuką, tą, kurį duris įsikiša, kur prisisuka rankeną. Prisisukau vieną, suku kitą, paukšt kitas nulūžo. Vėl apšifkę nuėmiau, vėl ištraukiau plasmasiuką, vėl nuėjau, vėl įdėjau. Tai vat, prie vienų durų, kai atrodo, kad gali sugaišti ten 15 minučių tą spyną pakeis ar ten 20, kai žinai tiksliai, kur kas yra ir kokia fiškė, kur atjung, kur koks fiksatorius, laikiklis ir taip toliau, viskas paprasta. Deja, realybė vis laik būna kitokia. Todėl žmonės, kai klausia, kodėl tiek kainavo pakeisti. Aš šiuo atveju faktas, kad aš čia nečerdžinsiu, pirmas dalykas, tai vien dėl to, kad aš spyną pradžią netokią įdėjau, tai čia yra iš esmės mano atsakomybė, kad nesužiūrėjau, kad detalė netinka ir už tai, ko pats nepadariau, pinigų aš tikrai neimsiu. Tai visas šitas straglas, nuimt uždėti yra mano problema. Va dėl ko žmonės varo mašiną į servizą, kad nereiktų patiem kankintis. Kiekvienas dirba savo darbą ir už jį uždirba pinigus. Tai geriau darykit, Hebra, tai, ką mokat geriausiai, užsidirbkit pinigų ir atiduokit automobilius remontuoti tiem, kas tuo ir užsiema. Šiuo atveju tokias smulkmenas darau ir aš. Prie variklio ten grandinių keitimų dar kažko neliščiau, bet kai žinau, kad tokius dalykus galiu padaryti ir esu daręs, kodėl ne? Jeigu norit, ir šiaip, jeigu norit savo mašiną patininguot, pavyzdžiui, nusipirkot E90, kaip pavyzdys, nupirkot pliką E90, norit ten pako, norit, kad nudažytų, norit susidėti lipus, poslenkščius, žibintus, aparatūrą, belenką, you name it. Galit rašyti man. Turiu labai daug, iš esmės, per šitiek metų patirties esu surinkęs labai daug pažinčių. Žinau, kur kas ką daro, kur geriausia kaina detalės gauti. Ir viską galiu labai puikiai sukūruoti, sudėlioti vietas, kad viskas būtų padaryta. Žibintus perlakuoti, nudažyti bumperius, sudėti lipus, nudažyti suportus ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu kam reikia, kas norit, arba norit, kad nupirkčiau mašiną, apžiūrėčiau, irgi galit kreiptis. Tavasme, darbas yra darbas. Kas norit, kreipitės, nenorit, gero žiūrėjimo serijos. Važiuojam techą ir važiuojam tikrint mūsų projektų, kurie traukiasi plėvelė. Grįžom po techninės apžiūros. Turim baltą lapą. Tai papasakosiu, kodėl jis yra baltas, o ne žalias. Saulutė labai spygina. Pirmas dalykas. Va čia turi būti atšvaitai. Nu, jie ir yra, bet jie yra po dažais, o gal čia plionkė netgi, gal pasisekė. Nu, pabandysim pasižiūrėti, jeigu nereikės pakeisti. Antras dalykas. Aš net nepastebėjau, dabar jau matau, priekiniai langai tamsinti. Labai švelniai, bet jie tamsinti. Iš vidaus tai iš viso nieko nesimato, kad kažkas jais yra. Ir iš lauko vos jie tamsesni, šiaip iš tikrųjų, bet nepraeina. Sako, nusitamsink langus. Ir kai dabar jau žiūriu, aišku, matai. Nu, man šito niekas nesakė, kad jie yra tamsinti, tai aš ir nežinojau. Trečias defektas, kuris man nepatinka, tai kad šita mašina turi programą, nes, nu, čia yra ne mano mašina, tai aš jos nedružiu, nesmaugiu, negazuoju be reikalo. O ten pagazavo, aš pradėjau šaudyti. Nu, popkornas tas vadinamas, nežinau, tas žodžiu, atmušinė apsukas. Tai užrašė, kad automobilis viršėjo originalius maksimalius ūkius. Tai reikia įrašyti originalią programą, nes katuliai viskas yra. Sėdumo nemeta, bet negali pamatuoti, nes viršė ūkius. Tai rašyti atgal originalią programą ir viskas. 3 defektai. Tai perduodu visą šitą informaciją savininkui. Sako, nu tai reikia daryti. Daryti tai, ką reikia daryti. Tai reikia surasti, nupirkti 2 atšvaitus, nutamsinti priekinius langus, tam aš atvykau pas Printoną. Pirmą pasižiūrėti projektų mūsų, antrą paklausė dėl langų nutamsinimo, kaip ten kas. Pažiūrėti, ar neliks klijų, nes klijus valyti hemorojus, kas darė, tai supranta. Ir išsiunčiau pažįstamą Moisę, kuris programuoja mašinas. Tai vat irgi laukiu atsakymo, kiek visą tai kainuos ir per kiek laiko čia galim tą padaryti. Tai va, einu dabar pas Printoną pasišnekėti, pažiūrėti, kas čia gero bus.
seriją jau atskleisim spalvą, nes jau bus pilnai atraukta. Tai norit pamatyti, kokią čia spalvą mes kliuojam. Šiaip galite paspėlioti komentaruose. Kai traukiam raudoną F-kę, tai labai daug buvo atspėjusių, netgi man pasakoja, turi kažkokią techniką, kažkokią programą, pasižiūri tą patį vaizdo įrašą ir sugeba atkurti originalias spalvas. Aš ant tiek gudrus nesu, tai nežinau, tai vat, jeigu kas mokat, matau ir surasit. Tai pasakykit komentaruose, kokią čia spalvą gal išduosit. Klientas norėjo išgirsti, kodėl techninės apžiūros nepraėjo, tai... Šiaip ne taip ir stipriai, kaip galvojau. Žodžiu, grįžtam prie BMW. Tai va, išprogramuosim atgal programą, sudėsim originalį ir tiek eis. Kem 6 va tokioje stadijoje, sparnai yra atvežti, tai sparnai traukiasi atskirai. Bet gali būti, kad užmėsim ant mašinos jūs. Taip, o taip galinis sparnas atrodo. Jau paukštis, tik išvarėm apšyko, iškart paukštis. Kas čia per paukščiai? O ten vat pasatėlis tolumoj. Spalvos kol kas iš jum neatskleisiu, bet parodysim vėliau. O aš dabar darysiu tą va tokį dalyką. Jėmi. Kapotas turi atrodyti panašiai kaip šitas. Gal ne iki tiek, bet turi būti lygus, švelnus ir kad liptų prie jo plevelė. Ką dėja, atvažiavom į serijos pabaigą. Tikiuosi, serija neprailgo. Ant Kem 6 biškį kamera nuduso, bet nėra taip blogai, kitai serijai pamatysit dar daugiau vaizdų. Ir Passatas jau pradėjo trauktis, bet jau nebespėjom šitą seriją įterpti. Pastebėjau, kad kitiem youtuberiam irgi čia paskutiniu metu su serijom yra problemos kelimais, tai mes irgi susidūrėm su techniniais sklandumais, bet stengiamės paleisti serijas. Tai ačiū visiems, kad žiūrit. Jeigu patiko, paspaudžiam laiką, jeigu nepatiko, paspaudžiam unlike. Pasubscribinam kanalą, kas dar nesat subscriberiai, ir tikiuosi, kad laukit sekančių serijų. Trumpas apibendrinimas apie tai, ką turim dar projekte. Tai yra dar šitas. Jisai kaip ir daug ir nesivaideno, aš per storius jį pardavinėjau. Čia labiau padedu perparduoti negu mano automobilis. Tai jeigu ką domina, Škoda, visa informacija Instagrame. Tai Škodukė, dizelinė, kondiškė, viskas rida normaliai, viskas tvarkoja su mašina, žodžiu, ką domina, gali parašyti poemą, papasakosiu plačiau. Pas mus dar liko E90 su dujom, tai jisai jau irgi kaip yra rezervuotas, yra jam klientas, tai jo jau turbūt nebebus pardavimuose. Liko dar Opelis Vectras, Opeliais mums puikiai sekas. Signumas išvažiavo, atsisveikino, ačiū Dievui, išvažiavo, nebeliko. Ir realiai viskas, nieko neturim. Kem 6, žinoma, Kem 6, bet jisai nėra parduodamas. Dabar įkraunam dujas ir jau sekančią seriją turbūt pamatysit, kaip valį su dujom. Ar degam, ar važiuojam. Bet čia klausimas, bet man ir pačiam įdomu sužinoti, labai senai tas daryta, buvo daryta, tai pažiūrėsim, kaip tai veikia ir parodysim jum. Tai va, ačiū visiems, kad žiūrit, dar kartą ačiū, spaudžiam like, share, subscribe, visi patys žino, kaip toliau.